Taip, turim skilusį stiklą, kas pirmą kartą man iš viršaus. Taip, užsakytas naujas dabar čia. Bandysim pakeisti. Pakeistas langas. Tokiam sąlygom. Tiko. Važiavau namo. Taip, čia grįžau į Rūsius. Prisivežiau tą stiklo paketą. Kažkokia anomalija. Čia matos, kad va, čia kažkur buvo smūgis, ar kas čia. Ir jis visas va. Dabar jis yra kaip ir grūdintas atsparų smūgiam. Tik dabar keista blemba. Dėl kažkokia plevelė nėra, kad... Aš reikia Veliuksą užduoti klausimą, kaip jie taip... Ar visi taip daro. Nu nieko, išrinksim, bus matyti detaliam kas nors. Taip, čia pas Veliuksą pirko, pas jūs pirko žmogus tą visą varčią su tokia bėda. Dabar klausimas, kaip taip gali būti, kad, subyra stiklas viršutinis, kuris yra grūdintas. Nejaugi jis nėra kažkokia plevelė, kad dažniausiai dūžta iš apačios, apatinis gabalais, o čia suskyla kaip... Šeimininkas nerado jokios nei akmens, nei kaulo. Kaip visada sakom, įtarimas gal kokia varna. Tas geras viskas. Kažkokia tai anomalija. Tai va, Veliuksas, atkreipkite dėmesį, kas čia vyksta.